Šį rytą sveikiname su jumis iš Verkių ir Kareivių gatvės sankryžos. Kaip matote, čia atvažiuojant šitą gatvę, kelias šakoja į dvi pusės. Tačiau sankryža nėra labai patogi Vilniaus vairuotojams. Kaip matome, kaip dabar galime matyti, šitoje pusėje yra susidaręs nemažas kamštis. Tačiau šią problemą būtų galima išspręsti labai paprastu ir Europoje įprastu būdu. Tai yra pastatant čia transporto žiedą, kuris yra itin paplitęs daugelį Europos miestų kaip Ispanijoje, Lenkijoje ar Anglijoje. Galime pažiūrėti, kad vietos čia yra iš tikrųjų daug ir žiedai vietos tikrai užtektų. Ir būtų netgi galima pagalvoti apie jo dydį pagal poreikį. Tačiau, žinoma, per daug išplėsti taip pat nereiktų ir toliau saugoti gamtą. Taigi matome, kad didžiausias kamštis yra iš vienos kelio pusės. Tačiau esame girdėję, kad ir atvykstant iš kitų pusių susidaro nemaži kamščiai. Taigi dabar pažiūrėsime, koks kamštis susidaro atvažiuojant nuo Verkių gatvės pusės. Dėl to, kad kamštis susidaro Verkių ir Žirmūnų gatvės sankryžoje štai ten ir vairuotojų eilė susikaupia per visą Verkių gatvę. Ir tai automatiškai sutrukdo, sukuria dar vieną kamštį Verkių ir Žvalgų gatvių sankryžoje. Dabar matome tai, ką mato ir vairuotojai atvažiuojant iš Verkių gatvės pusės. Jiems kelias yra šalutinis, dėl to šioje sankryžoje jiems tenka praleisti nemažą dalį laiko ryte. O jeigu būtų žiedas, visi vairuotojai iš visų pusių turėtų galimybę į žiedą įvažiuoti vienodu metu, srautas pasiskirstytų ir tokių kamščių tikrai neturėtų susidaryti. Kaip matome, rytinio piko metu kamščiai šioje sankryžoje susidaro. Tačiau tai mes patikrinsime ir vakarinio piko metu. Ar būsi ten tu? O štai ir vakaras. Ir kaip matome, kamštis visai nedingo. Iš tiesų, tai jisai tik dar padidėjo, nes ryte mes matome, kad kamštis yra tik iš šitos pusės. Tai yra iš Verkių gatvės. Tačiau šiandien jau, tai yra vakare, matome, kad kamštis atsiranda ir iš šitos gatvės atvažiuojant. Taip pat galima pastebėti, kokia sudėtinga ši sankryža yra. Nes eismas labai intensyvus ir žmonės tai išsisuka daugiau ir neabejoju, kad ši sankryža yra labai avaringa. Ryte žiūrėjome, kokio ilgio yra kamštis yra Verkių gatvėje. O šį vakarą pabandysime patikrinti Žirmūnų gatvės kamščio ilgį.
Iš tiesų panaši situacija yra ir šitoje sankryžoje. Kaip matome, tiesiog identiškai panaši situacija. Ir šios sankryžos yra visiškai šalia viena kitos. Ir iš tikrųjų, matome, kad eismas čia yra ganėtinai didelis. Laimė Dievui, kad praeivių čia mažai, nes jeigu daug žmonių eitų per perėjas, tai visiškai sustabdytų judėjimą šiomis gatvėmis. Kaip galima įsivaizduoti, žiedas čia puikiai viskas tvarkytų. Visos mašinos galėtų išvažiuoti panašiu metu ir taip netrukdytų viena kitai. Ir taip labai paprastu būdu būtų išspręsta ši ganėtinai opi problema šitoje vietoje. Taigi, apžiūrėję šitą sankryžą rytinio ir vakarinio piko metu, tik įsitikiname, kad šis ženklas šiai sankryžai yra visiškai netinkamas. Ir jį pakeitus, truputėlį pakeitus ir pakeitus aplinką ir pačią sankryžą į žiedą, situacija žymiai pagerėtų, šitą sankryžą taptų žymiai saugesnė tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems. Ir taip, be jokių didelių resursų ir investicijų, šita problema būtų išspręsta ir visi būtų daug labiau patenkinti ir laimingi.